Sveiki dar kartelį ir šiandien vėl sveikinuosi mūsų kelionėje, bandant rasti atsakymus, kokią transformaciją turim savyje padaryti, kad iš trūkumo sąmonės pereitume į gausos sąmonę. Ir šiandien aš svečiuose turiu Darių Čeiką. Labas, Dariau. Labą dieną, Žaneta, smagu matyti. Man taip pat labai smagu. Ir džiaugsmas, kad mes jau prieš tai turėjom kelias akimirkas pasikalbėti, nes pirmą kartą realiai matau va taip. Taip, iš ties. Tai bus labai įdomu pasigilinti ir paties tą kelionę, asmeninę kelionę ir apie tą kelionę, į kurią vedate savo žmonės, savo klientus, ar kaip jūs ten galbūt kažkaip kitaip įvardinate. Ir studentus, ir klientus. Studentus, taip. Gerai, tai aš trumpai tada, ką žinau, pasakysiu ir paskui, jeigu dar kažko nepasakysiu, pakviesiu pridėti, gerai? Taip. Tai, kiek man žinoma, Darius yra mąstymo bei asmeninių transformacijų treneris. Neuros akademijos vyriausias konsultantas, daktaro De Martini metodo praktikas. Beje, aš tą knygą taip pat turiu, spėju, kad irgi susiję tiesiogiai su tuo. Tikrai taip. Ir šiaip yra aktyvaus gyvenimo būdo propaguotojas, ar ne? Taip, Žaneta. Labai teisingai ir tiksliai pristatėt, nežinau net ką pridurti. Tai gerai, tai mes tada paieškosim, ką mes galim pridurti, nes man pirmas iškart klausimas, kalbam apie mąstymo bei asmeninių transformacijų, ar ne, tą pagalbą, mąstymas ir asmeninės transformacijos. Va iškart man klausimas, ar mąstymo pokyčio, nes aš kaip suprantu transformacija pokytis, ar ne, ar mąstymo pokyčio užtenka, kad ta transformacija ir įvyktų, kurios jau tie žmonės nori? Ar kažkas yra daugiau to įsidedamųjų? Be abejo, pats spirties taškas turbūt ir yra, kad kol mes nepakeičiam savo minčių, mes nepadarom naujų veiksmų ir tie nauji veiksmai neturės rezultato. Tai kartais būna tokių žmonių, kurie daro senais būdais tą patį darbą, gauna tą patį rezultatą ir vis sako, kad nesikeičia, kad aš gal negaliu, gal čia ne man ir panašiai. Tai dažniausiai susidurėm su tuo, kad pirmiausia mąstymas nulėmė, ką mes darome, ką darome, nulėmė rezultatą. Tai jeigu taip pažiūrėti filosofiškai, tai, pavyzdžiui, sporto treneriai, olimpinių čempionų treneriai sako, kad 70% sėkmės nulėmė mąstymas arba kaip mes mąstome. Ir 30% techniniai dalykai, raumenys ir panašiai. Tai gyvenimas irgi yra toks pat sportas, toks pat judėjimas, todėl nieko keisto, kad mąstymas stovi pirmoje vietoje. Ir iškart galbūt, kadangi jau turėjau keletą pokalbių su tais, kurie propaguoja darbą per emocijas, tai man labai įdomu, koks paties požiūris į tai yra, nes jų teigimu tai praktiškai neatsiejami dalykai, mąstymas ir emocijos, kad visų pirma vis dėlto emocijas reikia susitvarkyti, tada savaime ten ir tas mąstymas keisis, ar kaip paties požiūrį čia iš tiesų yra? Tikriausiai, kad vieno pačio tiksliausio atsakymo nėra, nes visi mes jį ir cituotume. Kaip ir taip, sutinku, kad mintis lemia jausmus ir jausmai įtakoja mintis. Tai yra tarpusavy susiję, kaip širdis ir protas. Jie negalėtų būti vienas be kito. Arba tai nebūtų tandemas. Tai emocijos šiuo atveju yra neatimama dalis. Ar balansuoti vieną ar kitą, aš taip žiūriu filosofiškai, kad dirbti su abiem. Nes mintis tai yra sėkla, kurią mes pasėjame. Emocijos gali būti jų rezultatas arba gali būti neišspręstų kažkokių tai buvusių traumų, patirčių rezultatas, kur mus kažkas vis užkabina ir, kaip sako liaudiškai, trigeris. Ne? Tai jeigu mes neišspręsime to, ką turėjom prikaupę iki šiol, labai tikėtina, kad vėl ir vėl tos emocijos kils. Tai turėsim pastoviai su jom dirbti, bet priežasties nepanaikinsim. Jeigu norim ilgalaikio pokyčio, visgi turėsim atsigręžti ir pakeisti tą, ką jau esam sukaupę ir tuo pačiu, ką kūrėme šiuo metu. Manau, kad su abiem verta dirbti. Tai kiekvienam, kaip sakant, pagal pajautimą, nuo ko pradėti, ar ne? Rezultatai nebus. Supratau, gerai, dėkui. Ir tada įdomu tas konsultavimo jau, sakykime, reikalas, ar ne? Ar galit trumpai papasakot, kaip tas konsultavimas atėjo į gyvenimą? Ar tai galim vadinti jau to pašaukimu, kažkokio gyvenimo keliu ar panašiai, ar čia kažkas tai kita? Norėčiau pasakyti, kad gimiau, žinodamas, kad būsiu konsultantas. Bet iš tikrųjų tai taip turbūt nebūna ir nežinau, ar dar nesutikau nei vieno tokio. Nors sako, būna žmonės gimsta su pašaukimu labai tiksliai, tikslingai, kaip ten augina kokius nors
dvasinius lyderius, kurie nuo 6 metų ten treniruojasi ir panašiai pagal kažką atrenka. Ne, mano kelionė buvo visiškai kitokia. Aš augau tradicinėje šeimoje su tradiciniu auklėjimu, kur tikrai nebuvo labai skiepijama tos vertybės į emocinį intelektą, kur buvo gana tokie šalti santykiai. Ir tikėtina, kad jeigu ne gyvenimo vingiai ir patirtis, sakykime, išgyvenimai, aš tikrai nebūčiau atėjęs iki ten, kur atėjau šiandien. Nes jeigu taip retrospektyviai žiūrėt, 20 metų praleidau komercijoje, prekyboje, įmonių valdyme. Na, buvo darbas ir su žmonėmis tame tarpe, bet nes vis tiek dideli kolektyvai iki kelių šimtų žmonių siekdavo. Bet kažkurioje vietoje perėjau per sunkius akimirkas, sakykime, perdegimas, emocinis išsiekimas ir tada kažkuriuo akimirką aš atsigręžiau į save ir pagalvojau, kodėl aš tą darau. Bet klausimas iškilo, kodėl. Apie jį mes dar šiandien pakalbėsim. Nes daugelį dalykų žmonės daro ne todėl, kad jie sąmoningai tai daro, o tai nes kiti taip daro, nes autoritetai taip sakė, nes taip priimta, dar kažkas. Tai mes ir dirbom. Aš turėjau puikų pavyzdį brolį, kuris ėjo į veiklas, į verslus ir aš norėjau jį kopijuoti. Tada jisai tapo vadovu, tada aš jau norėjau kopijuoti jį. Ir man pavyko, pasiekiau aš tus etapus. Tačiau perdegimas, jisai pasireiškia įvairiose srityse ir veikloje, ir santykiuose, nes tuo metu išgyvenau skyrybas. Buvo labai daug klausimų ir tiesiog nebuvo net kada sustoti pagalvoti apie atsakymus. Tai taip atsitiko, kad prieš metų 5, gal jau daugiau, tie klausimai pradėjo labai intensyviai lankyti ir atsirado knygos, atsirado lektoriai, atsirado mentoriai, visi pradeda nuo Dale'o Carnegie, Kiyosaki knygų ar Napoleono Hillo, bet po to ateina tokie labiau specifiniai klausimai, ką aš čia veikiu, kokia mano paskirtis, kaip čia nustatyti savo gyvenimo kryptį, kaip atrasti, kur tu geriausiai save gali panaudoti ir tada atsiranda kiti mokytojai, kitos knygos, kitos mintis. Tai tada aš ir supratau, kad skyriau tam laiko, metus laiko neužsiėmiau jokią veiklą, grinai studijavau save, norėjau geriau pažinti, nukreipiau žvilgsnį į kitus mokytojus, seminarus, kai kuriuos nuotoliniu būdu, kai kuriuos gyvai. Tada mano gyvenime atsirado ir Demartini, kurį aš buvau matęs filme The Secret, kaip ir daugelis turbūt iš mūsų, nuo tų filmų prasidėjo kažkoks mąstymo procesas. Ir bestudijuojant sutikau ir kitą žmogų, mano mentorių, Neuros, arba Nerijų lietuviškai, kuris pasidalino kilniadvasiškai tomis žiniomis, patirtimi, praktikomis, kurias man pavyko pritaikyti ir atsistoti vėl ant kojų. Ir aš kaip pagalvojau, jeigu tai padėjo man, kodėl nepabandžius to padaryti su kitais? Norisi geranoriškai padėti. Ir atsiranda 1, 2, 3 geras rezultatas, pradedi galvoti, tai gal tai veikia, gal čia ne man vienam ir ne jiems. Ir ta kelionė jau turbūt 4 metai, kuri šiandien dienai pavirto jau ir į akademiją su keliais šimtais studentų, su jau turbūt ne 10 proveržio savaitgalių, kuriuose žmonėms padedam atskleisti save ir įveikti vidinės kliūtis ir blokus. Tai viskas turbūt atsitinka savo laiku ir neatsitiktinai, nes jeigu dabar žiūriu atgal, tikrai negalėjo taip sukristi atsitiktinai, atsirasti knygos, mentoriai, atsitiktinai. Ne, turėjo matyti taip būti, kaip didžiojo žaidimo dalis. Kaip sakoma, atsitiktinumų nebūna, ne visada vietoje laiku. Tikrai taip. Tikrai taip. Aišku, tai čia jau galim įvardinti, vis dėlto grįžtu prie to suvokimo, kad tai yra pašaukimas ar dar vis kažkoks ieškojimas? Tikriausiai tai yra pašaukimo dalis. Kol kas man sunku įvardinti, nes pagal apibrėžimą lyg ir galėtum tada visą pašaukimą savo perskaityti ir jau kaip ir kelias padarytas, darbas atliktas. Bet juk nepaslaptis, kad mes esam gyvenimo kelionėje ir ne taškas yra tikslas, o kelionė. Tai aš galvoju, kad šiandien esu kelyje, kur gerai save atskleidžiu, kur atnešu naudą ir jaučiu didelį įkvėpimą. Tai čia vienas keletą tų, sakykime, klausimų, per kuriuos einame su kiekvienu klientu ar studentu, gryniname jo pašaukimo kelią.
Ir man iškart peršasi tokia išvada, kad tai pašaukimas, ko gero, yra tiesiog kelionė. Taip, mes visi pašaukti į kelionę, tik norim sužinoti, kurią. Jo, tai, bet kaip sakoma, kelias tai kelionė visada po kojomis, tiesiog dėkoja ir atrasti, eik, nesustok, neapsigręžk ir taip toliau, ar ne, galbūt. Taip, jeigu nesustosi, jeigu ieškosi, tai tikrai anksčiau ir vėliau rasi. Tai va gera žinutė tiem, kurie mūsų klauso. Taip, jeigu jau klauso, jie yra kelyje, kitaip jau būtų išjungę ir sakė, ką čia ta Žaneta su Darium kalba. Taip, gerai, ir dabar jau užsiminėm, ar ne, kad atsirado mentoriai laikų ir vietoj, kaip sakoma, ar ne, ir Neuros akademija irgi kaip ta jų, sakykime, savirealizacijos vieta, sritis, nežinau, kaip tai vardinsim. Taip. Tai, o pačiam, va dabar toksai smalsus klausimas, ar nekilo noras galbūt savo kažkokią tai akademiją jau, ar ką nors panašaus, ar centrą kokį sukurti? Tai geras klausimas, jis visada kyla iš ego pozicijų. Na, taip mes, kai kalbam tarpusavį, galim įvardinti, kad čia turbūt ego, kad aš turiu turėti kažką savo, kad būtinai turiu išsiskirti. Na, jeigu žiūrėsim iš kitos perspektyvos, kad mes visi esame vienas ir, na, kaip ir tos kelionės dalyje, tai netaip ir labai svarbu, ar tai bus Žanetos akademija, ar tai Dariaus akademija, ar tai Neuros. Daug svarbiau yra darbas ir rezultatai, kuriuos mes čia pasieksime. Tai šiandien dienai aš konsultuoju ir asmeniškai, dirbu ir su studentais ir, kaip sakant, kartais ir savanoriauju, bet ne dėl to, kad čia Darius svarbus, čia daugiau svarbu rezultatai, kuriuos gauna žmonės. Labai, labai, kaip sakant, rezonuoja šitie dalykai ir galbūt prie to paties tada man dar toks irgi klausimas dar palysti gilį, nes tai yra ne tik mano, aišku, asmeninė, aš tikiu, kad čia daugam, kaip sakant, erdvėjai sklaido ir nuskaitom ir klausiu. Tai, nes buvo ir paties paminėta, ten buvo brolis ar ne, ir vis norėjo tarsi lygiuotis ir kažkaip tai gal net ir konkuruoti tam sakykime, tokį metodą. Ir koks paties požiūris tą konkurenciją? Ar nesijaučia šito, sakykime, kažkur tai, neturiu galvoje asmeniškai galbūt, bet galbūt iš kitur kažkokie tai atgarsiai, dar kas nors, kaip ta konkurencija ir apskritai kokia nuomonė apie tai? Nu, kaip konkurencija, kaip duotybė, jinai egzistuoja, jeigu žiūrėti iš gamtos perspektyvos, nes mes turėjom kažkaip išlikti, turėjom tarpusavį konkuruoti, įveikti žvėris ar dar kažką, na tai yra mūsų senosiose smegenyse. Bet jeigu žiūrėti, kada žmonės daugiau pasiekė, tai dirbdami kartu ir kooperuodamiesi. Tai aš labiau esu šalininkas kooperacijų, dirbau versle, steigiau irgi visokias sąjungas ir judėjimus ir bendras veiklas, nes tikėjau nuoširdžiai, kad būtent tai sukuria daugiau, negu kai du konkuruoja. Nors savaime konkurencija nėra blogai, nes mes turbūt arba esame girdėję, arba žinom, kad žmogus geriausiai auga, kai yra vienodai palaikymo ir iššūkių. Jeigu nėra konkurencijos, mes aptingam, apsnūstam, nosį užkeliam, ir rezultatai prastesni gaunasi. Jeigu vien tik konkurencija, mes perdegam ir nejaučiam didelio malonumo, tai yra kova dėl išgyvenimo. Irgi nėra kūrybinis. Vadinasi, reikalinga ir viena, ir kita, kaip balanso neatimama dalis. Tai konkurencija sveika, gerai, yra į kažką pasižiūrėti, bet kad lygiuotis arba lyginti save su kitais, čia yra ego žaidimas. Daug svarbiau yra trajektorija, kurią mes keliaujame. Vadinasi, jeigu lyginam save, tai tik su savim, kuris buvo prieš mėnesį, prieš pusę metų. Ir jeigu ta trajektorija mus tenkina, valio, švenčiam. Jeigu ne, keičiam savo mintis, keičiam sprendimus, keičiam veiksmus ir gaunam kažkokį kitą rezultatą, kuris artina prie tikslo, ar prie vizijos, ar prie ko mes ten betemptumėm. Fantastika. Ačiū už pasidalinimą, tikrai dėkinga ir dabar iškart man ateina tas dėkingumas. Kaip jisai čia žaidžiasi, nes čia kažkaip matytas demarkinis. Mačiau knygą ant stalo, taip. Na, ne mano mintis, bet dėkinga mintis yra galinga mintis. Tai per amžius buvo galvojama, taip buvo elgiamasi ir daugelis tų filosofų arba idėjas besidalinusių žmonių tai dėjo akcentą. Kodėl tai svarbu? Na, jeigu tai yra iš energetinės perspektyvos, tai mes teigiamai nukreipdami mintis, turim aukštesnę vibraciją, turim aukštesnę bangą ir didesnę galimybę materializuoti tai, ko siekiame. Tai dėkingumas mus pakelia į viršų, materializuojant savo siekius. Tai jau fiziškai galima būtų tą paaiškinti.
Ką dar dėkingumas daro? Jisai apdovanoja ir savaime mes geriau jaučiamės. Mes turim dėl ko džiaugtis. Vadinasi, mūsų vidinė nuostata ir energija viduje yra visai kitokia. Tai tada kyla geresnės mintis, idėjos, susijungiam geriau su išoriniu lauku, ar kaip mes jį be pavadintumėm, kiekvienas turbūt turim savo pavadinimą, neišvengiama. Ir labai gera praktika, už tai sakau, rekomenduoju ir savo vaikus mokyti. 3 dalykai, už ką dėkoju prieš miegą. Jo, dėkingumas. Ir man čia vėlgi toks klausimas, o kaip va tiem žmonėm, kurie, kada pasakai, pradedi kalbėti apie dėkingumą, nusako, neina man tas dėkingumas iš vidaus ir viskas, aš galiu formaliai ten surašyti, ten ar susakyti kažką, bet neina. Tai kas čia per bėda, arba ką mes galim patarti tokiem? Na kaip, sutinkam tokių žmonių ir ne vien dėl dėkingumo apskritai, kurie labai labai daug laiko praleidžia protą. Ir iš proto, kaip turbūt jiems nepavyksta atrasti argumentų arba logikos. Tam mes naudojame taip vadinamą balansavimo metodiką, kai ieškome naudų blogiem dalykam. Sako žmogus, blogiem. Blogų nebūna, bet tuos, ką dažnai mes vadinam liga, skyrybos, bankrotas, trauma, kas nutiko gyvenime, už ką nesinorėtų dėkoti. Nes negalėčiau būti dėkingas, su manim neteisingai pasielgė. Tai tada skiriame laiko ir žiūrime, kągi visgi tai atnešė. Nes pagal visuotinį balanso dėsnį, tai vienas visatos dėsnių, kurio mes negalėsim paneigti, yra vienodai šviesos ir tamsos, šilumos ir šalčio, pliuso ir minuso, kiek mes beskalytume atomus. Tai visada bus dvi pusės. Ir jeigu mes matom tik vieną, tai nematom, už ką būti dėkingi. Kitos pusės. Ir jeigu mes pamatome tą kitą pusę, paprastai žmogus sako, wow, dabar suprantu, dabar jaučiu. Ištrykštai ašara, dar kažkas, matai, pasikeičia balso tembras. Tai dėkingumą galima ir išmokti. Tai nebūtinai yra duotybė. Tai yra tiesiog užspausta galbūt, ar ne? Tiesiog... Gali būti ir užspausta, taip. Nes tai, natūralu tas toks, džiaugsmo kažkoks, ar ne pliūpsnis, kad lyg tai natūralu, tai turėtų būti, yra tikroji prigimtis, o ne ta, kad mes tam viskas blogai. Tai kai mes kalbame apie gausą, turbūt suprantam, kad gausa tai reiškia nepritekliaus nebuvimas arba stokos nebuvimas. Sveikata yra ligos nebuvimas. Laimė yra baimės, gėdos ar kitokių dalykų, ten emocinių blokų nebuvimas. Tai kai mes galvojam apie gausą, pirmiausia, matyt, turėtume išspręsti mąstymo klausimą, kad jau yra gausa ir kur jinai šiandien yra. Nes jinai tikrai yra jūsų gyvenime. Kiekvieno, kuris klausote gyvenime, jau yra gausa. Gal tik ne toje formoje, kurioje ieškome. Tai dažnai nutinka. Gausa yra tiesiog duotybė natūrali ir jos net ieškoti ir kurti nereikia. Mes prisigalvojame matyti jau ten, kaip sakant, savo priežasčių, tuo netikėti ir to nematyti. Na taip. Kartais tai yra auklėjimo pasekmė, įsitikinimai klaidingi, kartais yra autoritetų įteikti dalykai, kas teisinga, kas neteisinga. Labai įvairiai esame pažeisti, kaip vienas iš buvusių mano mentorių sakė, mes visi kaip olandiškas sūris su skylutėm, išgraužti vietomis esame. Va, tai čia labai įdomu, kaip paties tame auklėjime ir toje kelionėje buvo. Sakykime, pradžia pati nuo ko, ar jau iškart buvo tas toks geras paklotas ir kelias jau maždaug ten, kaip sakoma, su marškinėliais gimęs, ar ne? Tikrai ne, Žaneta, tikrai ne. Turbūt, bent jau aš nesutikau, tiem, kurie gimė su marškinėliais, kaip mes sakom, jie, aišku, turi kitų rūpesčių, bet kad jie būtų atėję iš karto į saviugdą, tai taip nenutiko. Pirmiausia, nutinka kažkas gyvenime, kas priverčia atsisukti. Arba priverčia būti dėkingu, arba moko būti dėkingu. Tik tai tokiomis akimirkomis sunkių išbandymų metu mes atsigrėžiame į tą kelią. Tai ir mano vaikystė nebuvo nieko labai išskirtina. Augau vidutinėje lietuviškoje šeimoje, tėvai daug dirbo, mažai mačiau.
Žinau ir atsimenu, kad pinigai sunkiai uždirbami, sunkiu darbu, kad verslininkai tai sukčiai, nes kitaip tai jie nebūtų turtingi. Nu, žodžiu, visokių tokių keistų įsitikinimų ir minčių tekdavo girdėti ir jos kažkurį laiką lydėjo mano galvą, bet vėliau stengiausi ir pavyko mano jų atsikratyti. Ir kaip galbūt galim pasidalinti, kaip ta kelionė vyko, to atsikratymo, nes šiaip tai tas atsikratymas vėl toks sąlyginis dalykas. Taip, sutinku. Na, kadangi siekiau būti savarankišku, tai buvo toks stimulas visada, motyvas kažką daryti daugiau. Tai natūralu, kad kai tu ieškai, atsiranda galimybės, tada pradedi skaityti knygas, kaip sakiau, ten Kiyosaki turtingas ir vargšas tėtis. Aha, tai šit kaip yra, pasirodo, reikia truputį keisti mąstymą. Tada atsirado kiti, filmas The Secret, kur, na jau dabar kiek tam Secret metų, gal 17 ar 20 metų atgal. Tai tie dalykai pakeitė mano matymą ir aš neasocijau savęs su tėvų mąstymu. Aš mačiau, kaip jie dirba, sunku mokslinį darbą, taip, iš tiesų ilgas valandas dirbo, bet jie tikrai neįdegė man polinkio dirbti būtent tokiu būdu. Jie mane skatino labiau ieškoti ir, kaip sakydavo, kaip pasiklosi sūnelį, taip ir išmiegosi. Tai vat ir klojosi, ir ieškojau, kad būtų geresnis rytojus. Ir tai tas klojimasis, ar vyko labai nuo tokių sudėtingų procesų, ar tiesiog visą laiką, kaip sakoma, sueidavo viskas laiku ir vietoje, atsirasdavo galimybė žmonės ir taip toliau? Ne, turbūt reiktų teisybės dėlį pasakyti, kad niekada augimas nebūna tiesi linija. Būna pakyli, nukrenti, pakyli ir vėl nukrenti. Svarbiau yra matyti tai, ar bendra trajektorija tave veda link to tikslo arba kilimo. Tai ir mano atveju taip pat buvo. Ne veltui sakiau, kad buvo ir skyrybos, ir, sakykime, sunkus periodai gyvenime, reikėjo keisti darbus ir ne vieną kartą įvairūs iššūkiai, dirbė atsakingą darbą, niekada nebūsi geras būdamas vadovu, nes visą laiką yra darbuotojai, kurie tikisi, kad vadovas gali padaryti dėl jų daugiau. Yra akcininkai arba savininkai, kurie tikisi, kad gali padaryti dėl darbuotojų mažiau, kad jie santykinai gautų didesnį pyrago dalį. Tai iš abiejų pusių visada bus spaudimas. Tai va tomis sąlygomis pradėjai ieškoti, kaip tą stresą įveikti, kur čia tos šaknys, kaip čia tas mąstymas gali įtakoti rezultatą ir panašiai. Ir pat kokios, galbūt kažkokios tos tiesos, kurios pačiam sutekėjo, buvo ten tie aha momentai, kokie nors ar kažkokie tai suvokimai, kurie padėjo jau persilaužti kitą pusę? Na, jų buvo ne vienas turbūt tas momentas. Kelionės, aišku, jeigu žiūrėti istoriškai, tai per santykius skyrybos daug ką išmokė. Atsigręžti į emocinį intelektą, nes vyrai tvirti, vyrai neverkia, vyrai ten daug ko nedaro ir panašiai, nes tai toks auklėjimas. Ir tada geriau suprasti abi pusės santykyje, nesvarbu kokiam, ar tai yra šeima, ar kolektyvas, ar verslo klausimais, bet kuriuo atveju mes esam socialinės būtybės ir neišvengiamai tarpusavėje bendraujame, tiesa. Tai noras suprasti save buvo pirmas žingsnis, tai įvairios technikos ir knygos padėjo, noras suprasti kitus, irgi buvo įdomu, Markevičiaus seminarai apie santykius, asmeninė patirtis, daug knygų perskaityta, turbūt keli šimtai knygų atgulė į lentynas. Taip, buvo ieškoma ir ieškojo aš to atsakymo, kaip kurti tą santykį, kaip jį palaikyti, nes sukūrimas yra tik tai vienas aspektas. Mes dažnai galvojam, kad sukurti kažką ir jau gerai. Ne, čia kaip pasėti sėklą galbūt, ar kaip pasodinti medį, bet jeigu tu jo nelaistai, jeigu neprižiūri, negenėjai, nerodai meilės tam medžiui ar augalui, ar tam veiklai, kurią darai, tai turbūt anksčiau ir vėliau rezultatas bus niekoks. Tai va čia tokia turbūt antra įžvalga, kad visgi puoselėjimas yra ne ką nemažiau svarbus negu pati pradžia arba pasėjimas. Ir jeigu čia galiu pridurti, ką aš girdžiu dar čia, taip sakant, fone, tai taip kaip sėkla, pasėjimas, tai yra tos minties, sakykime, kažkoks tai perkeitimas ar ne, galbūt.
ir tuo pačiu va, tas puoselėjimas tai jau kaip procesas arba ką mes galėtumėm galbūt įvardinti įpročio keitimas tuo Taip. pačiu. Taip. Čia apie tai Įpročio keitimas irgi. Jo, daug įpročių teko pakeisti, tai už tai ir sakiau, kad aktyvios veiklos propaguotojas, nes sveikame judriame kūne sveika siela, sakė vienas iš senų filosofų. Iš tikrųjų taip ir yra, galbūt kūnas nėra pagrindinė dalis, tai įvairiais vertinimais 10-20% dalies, po to eina protas, arba ta mentalinė veikla ir po to yra astralinis kūnas, energija, ar kaip mes galėtume pavadinti. Na, kad supras pilną paveikslą, vat aš žvelgiu į tą gražią užsklandą už nugaros ir man taip ir piešiasi iš karto keli apskritimai. Centre matau veidą, aplinkui matau keletą kitų apskritimų. Tai vat, tai taip, vienas iš tų dalykų. Kitas dalykas galbūt pasiteiravai, akimirką, man buvo atradimas Demartini metodikos būtent balansavimo, kad viskas aplink mus yra balanse. Ir kad visus išgyvenimus, baimės, gėdas, kaltes, fantazijas, kad ir kas tai būtų, nes praktiškai tai ir yra tas stabdžių rinkinys, kuris mus laiko nuo patekimo ten, kur norime, iš čia, kur dažnai nenorime. Vat, tai turbūt buvo didelis irgi žingsnis į priekį atrasti, kad viskas yra balanse. Nes dažnai atrodydavo, kad, arba tau kažkas neskirta, arba čia taip ir turi būti. O kai pradedi ieškoti ir pradedi pastebėti, kad visur yra harmonija, jeigu pažiūrėsi iš aukščiau, geriau matyti. Vat, tai tada atsiranda tokias lengvumas ir supratimas, kad jeigu kažkas nepavyko, yra tobula. Jeigu pavyko, yra tobula. Abiem atvejais yra vienodai. Tik tai mes galim skirtingai vertinti per savo vertybių sistemą arba per savo akinius, kuriuos užsidedame. Tai vat, tas antras momentas buvo atrasti, kas yra pas tave ta vidinė jėga, tas vertybės, kurios veda kiekvieną rytą iš lovos, verčia, daryk, eik. Nes tikriausiai Žaneta sutiksi, o žiūrovai, kurie žiūrės, kad yra momentų, yra veiklų, kurioms niekam nereikia priminti, kad mes darytume. Juk yra tokių. Natūraliai yra laisva akimirka ir einu darau tą, ne? Tai va, tai čia yra vidinis tas vedimas arba vidinės vertybės sistema. Mūsų dabartinis gyvenimas jau demonstruoja tai, kas mums svarbu, jeigu skirsim laiko ir dėmesio. Jeigu pažiūrėsime, kur skiriame laiką, kam skiriam finansus, kas mus supa, apie ką skaitome, apie ką kalbame, kas mums suteikia jėgų, energijos ir prasme, labai tikėtina mus nuves prie pagrindinių kertinių vertybių, ką dar taip vadinam kompasų. Tai vad, beje, šitą dovanėlę laukia ir mūsų žiūrovų klausytojų, bet apie tai vėliau. Tai jau, kad prabilom, galim ir dabar tada pristatyti. Tai kas ten per kompasai? Taip, tai pasidalinsime vertybių nustatymo pratimu, kuris parodys jį sąžiningai su savim atlikus, kur mano yra stiprybės arba kur motyvai vidiniai, kas mane verčia judėti į priekį, kur aš visada turėsiu jėgų daugiau negu kitur, malonumo, dėmesį sufokusuosiu geriau, pasieksiu geresnį rezultatą. Ir kadangi mes mėgstam daryti dovanas, kalėdos jau artėja, ne? Taip, jau čia pat. Tai taip pat video apačioje bus informacija, kaip galima gauti ir asmeninės valandos trukmės sesijas, kurių metu giliai pažiūrėsime, panagrinėsime tiem, kam pasiseks pirmiem 5. Jų vertybių sistemą, motyvą judėti į priekį. Arba kitaip sakant, kodėl daryti tai, ką darau. Arba kodėl nedarau to, ko nedarau. Svarbu. Tai tą jau vertybių, tą kompasą, sakykime, gaus kiekvienas, ar ne? O čia jau konsultacija 5. Taip, konsultacija 5, visi kiti galės pasinaudoti Demartini metodiką, labai veiksminga ir daug metų naudojama. Tikiu, atneš naudos. Aišku, tai aišku atneš, kaip gali. Taip, labai ačiū už tas dovanas. Ir tuo pačiu dar noriu paklausti, kažkaip taip pradžioje lyg užsiminėt, dėl kodėl. Ir kad vėliau apie tai pakalbėsiu. Tai kas čia per kodėl? Žinai, teiraujasi dėl tų dalykų veiksmingų praktikų. Kaip ir žadėjau, esu paruošęs netgi skaidrę, galvoju, gal net mums ją pasidalinti su mūsų žiūrovais. Jeigu pavyks pasidalinti, tuoj pabandom laimę. 3:14.
kelios praktikos, kurias ir aš naudoju, ir studentai naudoja, ir pasiekė puikių rezultatų. Tai apie pirmą mes jau truputį kalbėjom, būtent vidinės motyvacijos šaltinio arba kompaso nustatymo. Kodėl tai svarbu? Nes turėsiu daugiau energijos, atsparumo iššūkiam, o jų tikrai bus kelyje, pažadu, kiekviename kelyje, turbūt jau žinot iš patirties. Ir jeigu norite ilgą laiką veikti, tai bus geriausias pagalbininkas. Dabar apie klausimų kėlimą praktiką. Turbūt sutiksim, kad klausimų kokybė lemia gyvenimo kokybę. Nes dažnai sutinku žmonių, kurie sako, kodėl aš negaliu, kodėl man neišeina, kodėl nepavyksta. Jau pati klausimo formuluotė yra su neigiamu atspalviu. Nes smegenys yra nuostabus žirgas, bet labai prastas šeimininkas. Tai tas tarnas ar žirgas jūs gali numesti. Jeigu uždavėt klausimą, jis tikrai ras priežasčių ir argumentų, kur jums gyvenime nepasisekė ir kodėl jūs negalite pasiekti tą, ką norėtumėte. Nes per jauna, nes galbūt išsilavinimo nėra, finansų nėra, pažinčių nėra, tararara. Ir jūs gausite ilgą sąrašą, kodėl jums kažkas neįmanoma. Tačiau jeigu žiūrėti iš gausos perspektyvos, tai mes keičiame klausimus į atvirus klausimus, kaip galėčiau geriau pripildyti savo vertybės. Kodėl man tai svarbu? Nes atsakymas, kodėl svarbu, garantuoja, čia vėlgi įvairių tyrimų rezultatais, tai ne mano duomenimis, apie 80% sėkmės nulėmė, kodėl aš tą darau. Ir 20% kaip aš tą darau. Jeigu nebus pakankamai rimto kodėl, jums arba pritrūks jėgų pradėti, arba pritrūks jėgų tęsti, arba pritrūks jėgų pabaigti darbą, kurį jūs pradėjote. Tai va, tas kodėl turėtų būti labai rimtas ir gerai, jeigu jisai siejasi su kertinėmis vertybėmis. Nes neretai sutinkam žmonių, kurie sako, lyg ir viską pasiekiau. Tai lyg ir galėčiau džiaugtis tuo gyvenimu, bet nesidžiaugiu. O kodėl? Dažniausiai pasiekia ne tai, kas jiems svarbu. Dažniausiai pasiekia kitiem žmonėms svarbius dalykus. Vat norėjau įrodyti tėvam, įrodžiau. Norėjau ten pasiekti kažkokią tai pripažinimą, pasiekiau. Bet tai nebuvo priežastis giluminė, kodėl tą reikia daryti. Ir galiausiai, kai žmonės sako, negaliu aš kažko, labai kviečiu kiekvieną kartą užduoti savo klausimą, kaip aš tai galėčiau. Nežinau, negaliu važiuoti atostogų. Gerai, ko reikia? 1000 eurų, gal 500 eurų. Okay. Tai klausimas būtų klausti savęs, kokiu būdu aš galėčiau save įgalinti, kokiu būdu galėčiau atrasti dar vieną galimybę, ar sukurti žmonėm vertę, ar pravesti pamoką, ar kažkokį darbą padaryti, ar papildomą veiklą kažkur patalkinkauti, kad tie pinigai atsirastų. Tada protas, kuris dirba 24 valandas arba sąmonė, eina ir ieško būdų, galimybių. Tai kaip filtras. Mūsų priekinėse smegenyse yra taip vadinama automatinės paieškos sistema, reticular activating system. Jinai ir veikia kaip filtras. Jeigu aš ieškau galimybių, kaip aš galėčiau, tai mums nuskanuoja tą dalį vaizdo, kuri atspindi tas galimybės. Panašiai kaip jeigu mama laukiasi kūdikio, išeina į gatvę. Kągi Žaneta jinai mato? Aišku, visos su pilvukais. Taip, visos su pilvukais. Klausimas, ar gatvėje tokių žmonių, mamų staiga padaugėjo ar ne? Tai būtent. Tas pats mašiną perkant buvo. Taip, ir mašina tas pats būna. Tai taip veikia mūsų paieškos sistema arba ta vadinama reticular activating system. Jinai ir yra tas filtras. Jeigu mes tinkamai užduodam klausimą, gaunam kokybiškesnius atsakymus, kurie keičia gyvenimo kokybę. Tai klausdamas savęs, kaip aš galėčiau, visada laimėsi. Ir aišku, būtų gerai savęs, paklausti, kada žinosi, kad tu jau pasiekiai, ką turi, ko nori. Sako, norėčiau daugiau gausos, norėčiau daugiau finansų, sėkmės, ten dar kažko. Kada konkrečiai žinosi, kad jau turi tą sėkmę? Kada konkrečiai žinosi, kad turi santykius, kokiais nori gyventi? Kada konkrečiai žinosi, kad tai yra tavo veikla? Nes kitu atveju gali vaikytis kaip vaiduoklį, nepagaunamą dalyką, nes ką be pasieksi, viskas bus ne tai. Tai klausimų kokybė lemia arba keičia gyvenimo kokybę.
Na, dar vienas iš tų principų, apie ką mes čia kalbėjome jau truputį, atėjęs iš Demartini metodikos, būtent Demartini metodo paties. Ir daugelis tai vadina mindfulness, tai yra savo minčių stebėjimu, buvimu sąmoningu. Tai vienas momentas, nes mintis yra energija. Kur mes mintį nukreipiam, į ką sufokusuojam, tai ir materializuojasi. Kaip su tom mamom, kurios pradeda matyti pilvukus, kaip su tom mašinom, kurios pradeda mums visur šmirinėti prieš nosį, taip ir su bet kuriuo mūsų troškimu arba siekiu, jis pradeda mums prieš akis rodytis. Tai yra kuriančioji energija. Atitinkamai galima pašmaikštauti, kas būna, kai mes kūrėme nenorimus dalykus. Aš nenorėčiau, kad mane išmestų iš darbo, aš nenorėčiau susirgti, aš nenorėčiau paslysti. Tai žinom, kas nutinka tada. Gal todėl ir yra, sako, net ir vaikų neverta mokyti nedaryti kažko, nes jie negirdi pirmų dviejų raidžių, jie girdi daryti, pirmin nukrenta. Tai automatiškai tas pats veikia šiuo atveju. Kaip ir sakėm, gausa, sveikata, laimė, viskas jau yra duotybė, kai mes laikomės, kad ją turim. Aišku, yra baimės arba tie blokai arba kiti dalykai, kurie mus laiko ten, kur esame. Tai štai ir kalbėjome apie neutralizavimo metodiką. Nesvarbu, kokia ta baimė yra, nesvarbu, kokis blogas dalykas buvo nutikęs, jeigu skirsime laiko sąžiningai ir užduosime savo kantriai klausimą 50-20 kartų, kokia buvo nauda iš to, kas nutiko. Visą laiką pasieksime tašką, kur pamatysime, kad yra balansas. Ir kas atsitinka tokiu atveju, ta mintis, jinai neutralizuojasi, jinai nebegrįžta. Nes mintis yra įkrautos energijoje prisiminimai. Tai jeigu prisiminimas yra neutralus, atklausčiau, Žaneta, ar atsimenat, ką jūs veikėt 13 metų kovo 9? Tikrai sudėtinga. O šių metų kovo 9? Šių kovo 9 jau būtų lengviau atsiminti, tai buvo iš po kovo 8-osios, o ne? Galbūt kažką. Bet įsivaizduokime, ta diena būtų jūsų vestuvės ar dukros gimtadienis ar dar kažkokia iškili data. Jūs visai kitaip apie tai sakytumėt, nes tai yra emocinis krūvis. Tas pats būtų, jeigu jūs būtumėt pakliuvusi, nežinau, nedaug dievė į kokią nelaimę, avariją ar dar kažką. Tai mūsų prisiminimai yra polarizuoti arba vienpusiai dažniausiai. Ir jeigu skiriam pakankamai laiko, galime jį neutralizuoti. Ta įkyrę bitę ar musę išsiųsti, iš kur jinai atskrido. Tikiu, padėjo daugelį studentų, padės ir mūsų klausytojams. Kai kurie žmonės sako, kad jums lengva kalbėti, jūs jau ten viską turit, pasiekę, labai protingi ir taip toliau. Nieko panašaus. Kiekvienas iš mūsų turi jau šiandien gausą. Jau jinai yra. Nuo ko ir pradėjau mūsų pokalbį, kad jinai yra duotybė. Mes tik tai kartais sutarsime, kad neturime toj formai, kurioj norėtume. Tai klausimas kiekvienam iš klausytojų, kurioj gyvenimo sferoj pas jūs šiandien yra gausa, kur pasireiškia jūsų turtai, galbūt santykiuose, galbūt jūs turite daug draugų, galbūt turite nuostabią šeimą, galbūt puikų sutarimą. Gal jūs turite nuostabią veiklą, kurią dievinate ir kurią dalinatės. Gal turite žinias, kurias nešat kaip Žaneta, dalindamasi savo knygomis ir mokymus. O gal jūs ją turite sveikatos srityje. Jūs puikiai valdėte, kaip išgijoti iš ligos ir galite tuo pasidalinti su kitais. Jūs jau turite tą gausą čia ir dabar, šią akimirką, jeigu skiriate tam laiko. Ir iš to seka antra išvada. Jeigu jūs jau turite tą turtą, kapitalą, kažkurioje srityje jūs galite paversti į norimą. Galbūt jūs žinias galite transformuoti į pajamas, į finansus. Galbūt sveikatą galite irgi ten pat transformuoti arba į santykius, arba į dar kažką. Taigi, mes galime pasirinkti formą, į ką norime pakeisti turimą kapitalą ir turtą. Energija pagal tvermės dėsnį niekur neprapuola ir iš niekur neatsiranda. Jinai tik keičia formą. Tai jau šiandien kiekvienas iš mūsų ją turime, belieka panaudoti, pritaikyti gyvenime. Bet tam reikia žinoti, ką norime daryti, kur norime ir ką matuosime, kad nebūtų ir vėl ne tas nutiko, ką norėjau.
Taigi, ir galiausiai paskutinė praktika, apie kurią liudija ir knyga, kuri mačiau pas jūs ant stalo, Žaneta, apie ką rašė Demartinis, apie ką rašė daugelis iškilių protų, kad dėkinga mintis būtent sukuria dėkingų rezultatų. Kuo daugiau dėkojame, tuo daugiau gauname už tai, ką dėkojame. Na, tai neišvengiama turbūt dalis ir kiek teko skaityti sėkmingų žmonių istorijų, jie paprastai prasukę didelį ratą, visi grįžta prie to paties, kad dėkingumas sukuria daugiau už ką dėkoti, sukuria šviesesnį pasaulį, kokį mes norim matyti, atfiltruoja, turbūt mums padeda atfiltruoti iš realybės tai, ko ieškome. Nes realybėje visą laiką bus ir šviesos, ir tamsos, ir gerų žmonių, ir, sakykime, su piktais kėslais, bus ir palaikymo, ir atstumimo, ir bendraminčių, ir priešininkų, kurie sakys, nesąmonės čia kalbat, viskas tvarkoj. O dėkingumas yra labai galinga jėga. Tai turbūt čia tie 5 principai arba praktikos, kurios tikiu kiekvienam naudojančiam galės būti naudingos. Oi, tikrai taip. Labai dėkojame už šitą pasidalinimą, iš tiesų tokį nuoseklų, su visais punktais tiesiog ir skaidriam, netgi dar taip nebuvo čia pas mus. Tai... Na, būtų galima ilgai ir daug dalintis, bet jau kadangi reikėjo vis tiek į formatą kažkiek sutilpti, kad nevirsta mūsų pokalbis dienos seminaru, o greičiau pasidalinimu, tai... Taip, tai aišku... Tai, ką parinkau, kas veikia man ir kas veikia daugelį žmonių, su kuriais tenka dirbti. Taip, be abejo, supratau, faktas, kad toliau tęsinys yra galimas ir šiuo atveju, kur to tęsinio galėtume ieškoti, jeigu norėtume, sakykime, su Dariumi toliau keliauti. Tai Darių galima rasti socialinėje erdvėje, daugiausiai Facebooko platformai, kurioje aš dalinuosi savo straipsniais, savo idėjomis ir naujienomis. Taip pat žingeidų žmonės gali mus rasti Neuros akademijoje, tai yra toks puslapis www.neuros.lt ir ten yra poskyris akademija. Tai yra saviugdos platforma su jau šiandienai 13 mokymų modulių, pradedant vertybėmis, emociniais blokais, metų planavimu, santykių kūrimu, universaliaisiais visatos dėsniais, įvairiais aspektais susijusiais su saviugda. Tai tokia kelionė irgi yra galima, sustiktume tenai. Nes ten yra online mokymai, ar taip suprantu? Taip, tai yra online, dalinai, kartais turim ir gyvų sustikimų, bet čia jau rečiau. Jeigu gyvuose sustikimuose, tai būna proveržio savaitgalis, vėlgi tam pačiam puslapį galima rasti poskyrį proveržio savaitgalis. Tai jau yra intensyvi 20-30 valandų kelionė į save, ką darote ir jūs, ką darom daugelis dirbančių su studentais. Tai jeigu patiktų ir rezonuotų, kaip tai daro mano mentorius Neuros, visuomet prašom, laukiam, padėsim, keliausim. Taip, būtinai. Tai visos tos nuorodos, viskas bus po video, mes pasidalinsime ir lygiai taip pat nuorodą į tas dovanėlės, kurias čia apdalinote mus. Tai laukiam. Ir jeigu bus klausimų, visada galima rašyti, susisiekti, ar asmeniškai dirbti, ar tiesiog pasikonsultuoti dėl kelionės, nes nėra tikslas, kaip sakyti, parduoti kelionę. Čia ne kelionių biuras. Tikslas yra ieškantiem, kartais mes būnam vieni kitiem ženklas kelyje. Tai jeigu galvojat, kad šiandieną jūsų kelyje yra klausimų, kur pasukti, kur rasti trumpesnį kelią, o gal tiesiog pasitikint, kad tas kelias yra mano, drąsiai teiraukitės. Rasim, ko padėti. Tobula. Nu kągi, dėkui tada Dariau už visas šitas galimybės ir tuos pasidalinimus taip nuoširdžiai ir taip giliai, sakyčiau, nes su visom sakau, net skaitėm ir jūs, tai čia man buvo irgi naujiena, bet labai džiugu, kad toks pasiruošęs tikrai. Dėkui, Žaneta, kad užkūrei šitą gausos ratą, nes tikiu, kad daug iškilių žmonių ir mano pažįstamų ir dar nepažįstamų jau viešėjo ir labai smagu bus išgirsti, ką jie dalinasi, nes dienos pabaigoje mes vienas kitą pastipriname. Taip. Tai va, tai džiugu, nes ne veltui ir pradėjau su klausimais apie konkurenciją ir panašius dalykus. Taip, jos kaip ir nėra šitam suvokime, bendradarbiaujam, dalinamės, duodam. Šviesos darbe, šviesos kelyje konkurencijos nėra.
Kaip kategorijos tokios nėra. Vat, teisingai, kategorijos tokios nėra. Super. Tai kągi, Dariau, labai ačiū. Lauksim tada kitų susitikimų, kitų galbūt kažkokių projektų, kur bus galima toliau pratęsti mūsų bendrystę. Su dideliu malonumu. Labai dėkinga. Ir iki kitų kartų tada. Laimingai. Dėkui visiems žiūrėjusiems ir tau, Žaneta. Iki malonaus. Ačiū. Iki.